Tada, kai dar Lietuvoje buvo sniego, bet Kalėdų senelis jau buvo išdalinęs visas dovanas, o tiksliau šių metų sausio pradžioje, aš nuvykau į restoraną Karpinė. Po paskutinio mano vizito restorane Karpinė čia niekas nepasikeitė. Sakydamas nepasikeitė, turiu galvoje interjerą, nes meniu patiekalų kiekis sumažėjo, na ir kainos drastiškai baimti viršų. Žuvienė buvo labai skani, bet jie mėgautis trukdė didelis kiekis žuvies šakų. Gerai, kad bent Karpinės giroje tų kaulų aš jau neberadau. Na ir pagrindinis patiekalas – skrudinti karpio gabaliukai. Manau pritarsit, kad patiekalas iš pirmo žvilgsnio atrodo įspūdingai. Bet jau po pirmų žuvies kąsnių supratau, kad karpio gabaliukai labiau tiktų kokiai guminiai valčiai užsandarinti nei valgyti. Bandau įsivaizduoti žmogų, kuriam ši guminė paniruotė patiktų. O pakeptos daržovės buvo visiškai be prieskonių. Toks jausmas, kad jas apkepė ir prieš patiekdami apšlakstė aliejumi. Kiek paknibinėjęs žuvį pastūmiau lėkštį į šoną. Tad reziumuoju, sumokėjęs 25 eurus iš restorano išėjau tik sriubos pavalgęs. O ir tą valgydamas po kiekvieno sriubos šaukšto iš burnos traukiau kaulus. Ir pabaiga, tiems, kam patinka alaus Bravoro kvapas, šiame restorane jo prisiuostys lygi soties. Na, o jei filmukas patiko, paspausk po jo patiktuką ir būtinai pasek riebų katiną.